Sveiki visiems. Šiandien narėme į dirbtinio intelekto ir automatizacijos pasaulį internetinėje reklamoje. Taip, tema labai aktuali. Tikrai, remiamės reklama internete svetainės straipsnio AI ir automatizacija reklamoje internete. Ir šiandienos tikslas, pagrindinis, yra išsiaiškinti tuos esminius pokyčius ir svarbiausia, ką praktiškai gali pritaikyti verslas. Ypač tie, žinote, vadovai ar savininkai, kurie reklamos paslaugas perka iš agentūrų. Būtent. Nes pokyčiai vyksta žaibiškai. Atrodo, kad DI jau, nebe ateitis, o tikra dabartis. Ypač, kai galvojam apie kokius 2025-uosius. Tai va, gal pradedam. Pirmyn. Gerai. Tai pradžioje apie pagrindus. DI vis aktyviau dalyvauja pačiam reklamos kūrime, valdyme. Taip. Tai reiškia, kad tokios užduotis kaip tekstų generavimas ar ten kainos pasiūlymų nustatymas, viskas vyksta automatiškai, realiu laiku. Nauda akivaizdis, didesnis efektyvumas. Tiksliai. Ir čia, žinai, vienas geriausių pavyzdžių yra tos automatizuotos kampanijos. Pavyzdžiui, Google Ads turi tą Performance Max. Aha, girdėta. Va, ji veikia mašininio mokymosi pagrindu. Tai reiškia, kad sistema pati mokosi, ieško geriausių būdų, kaip tos jūsų tikslus pasiekti visose Google kanaluose. Jie automatiškai paskirsto biudžetą, nusprendžia kam, kada rodyti reklamą, kokias auditorijas parinkti. Oho. Ir verslui tai reiškia, kad agentūra gali mažiau laiko skirti tam techniniam administravimui, tam rankiniam darbui. Kuris atima daug laiko. Tikrai. Ir daugiau dėmesio skirti strategijai, kūrybai. O klientas, verslas, tiesiog mato geresnius rezultatus per trumpesnį laiką. Kas čia įdomiausia, tas laiko išlaisvinimas strateginiams dalykams. Tas automatizavimas tikrai atlaisvina rankas, logiška. O kur dar personalizacijos galimybės? Čia pasidaro dar įdomiau. Leidžia kurti reklamą, kuri, prisitaiko prie konkretaus žmogaus. Tai prie jo elgseną. Prie naršymo įpročių, vietos, net sako paros laiko. Tai ypač įdomu, kai kalbam apie vaizdinę reklamą. Skirtingiems žmonėms, skirtingi vaizdai ar pasiūlymai vienoje kampanijoje. Vau! Būtent. Ir visa tai iš tikrųjų remiasi gebėjimu apdoroti, milžiniškus duomenų kiekius. Didžiuosius duomenis, taip. Analizuoja vartotojų elgseną, ieško dėsningumų ir netgi, prognozuoja, kaip vartotojai elgsis ateityje. Tai leidžia ne tik rodyti labiau pritaikytą reklamą, bet ir priimti daug tikslesnius sprendimus dėl biudžeto, dėl kampanijos optimizavimo realių laikų. Realių laikų? Taip. O verslui tai ką reiškia? Mažesnė rizika ir, efektyvesnis kiekvieno investuotojo euro panaudojimas. Jei sujungsime tai su plačesniu vaizdu, tai tiesiog geresni verslo sprendimai. Straipsnyje dar minimi keli konkretus įrankiai ar funkcijos, kurias DI suteikia. Pavyzdžiui, automatinis kainos pasiūlymų valdymas, CPC optimizavimas. Sistema pati nustato optimalią kainą už paspaudimą. Taip. Arba turinio generavimas. DI gali sukurti pirminius tekstų, antraščių ar net vaizdų variantus. Tikrai. Ir prie šitum dar pridėčiau auditorijų segmentavimą. DI padeda atrasti naujas, potencialiai vertingas auditorijos, apie kurias galbūt, net nepagalvojate anksčiau. Gerai pastebėta. Taip pat rezultatų prognozavimas ir automatinis A/B testavimas. O pastarasis ypač naudingas, nes leidžia žaibiškai išbandyti skirtingas reklamos versijas ir atrasti, kas veikia geriausiai. Rankiniu būdu tokio masto testavimo atlikti būtų praktiškai neįmanoma. Supratau. Gerai, tai dabar svarbiausia dalis praktika. Ką konkrečiai turėtų daryti verslo savininkas ar rinkodaros vadovas, kuris dirba su reklamos agentūra, kad, maksimaliai išnaudotų šitas DI galimybės? Labai geras klausimas. Tai visų pirma, ir čia turbūt esminis dalykas, labai aiškiai komunikuoti savo verslo tikslus agentūrai. Tikslai, taip? DI veikia efektyviausiai, kai žino, ko siekiama, ar tai pardavimai, ar registracijos, gal žinomumas. Antra, reikia įsitikinti, kad svetainė ir analitikos įrankiai renka kokybiškus duomenis. Duomenų kokybė? Būtinai paprašykite agentūros sujungti Google Ads su Google Analytics. Tai leis matyti, pilną vaizdą, kaip reklama prisideda prie galutinių rezultatų. Trečia, svarbu nebijoti klausti agentūros apie tas automatizuotas kampanijas, kaip Performance Max. Kaip jie jas naudoja, kokie rezultatai. Aktyviai domėtis. Taip.
Ketvirta, reguliariai peržiūrėkit rezultatus kartu su agentūra. Klausti ne tik apie paspaudimus ar parodymus, bet ir apie konversijas, apie investicijų grąžą ROI. Penkta, verta diskutuoti su agentūra apie personalizuoto turinio galimybės. Galbūt galima išbandyti dinamiškos skelbimus, pritaikytus pagal segmentus. Aha. Ir galiausiai tiesiog domėtis tendencijomis. Klausti agentūros, kokias naujas DI galimybės jie mato būtent jūsų verslui. Visi šie žingsniai, žodžiu, veda prie didesnio efektyvumo, tikslesnio vartotojo pasiekimo ir, galiausiai geresnių verslo rezultatų. Ir čia svarbu paminėti tos privalumus – laiko išlaidų taupimas, geresnis įsitraukimas dėl personalizacijos, geresni sprendimai dėl duomenų analizės, optimizavimas realiu laiku ir netgi didesnis vartotojų lojalumas per interaktyvumą. Puikiai apibendrinta. Taigi, ką visa tai reiškia? DI ir automatizacija, nebėra kažkokia ateities vizija ar madingas žodis. Tai tampa pamatiniais įrankiais efektyviai internetiniai reklamai. Leidžia dirbti našiau ir pasiekti auditoriją daug taikliau. Tiksliai. Ir tai kelia svarbų klausimą pamastymui. Kai DI vis geriau ir geriau optimizuoja kampanijas pagal tuos aiškius pamatuojamus rodiklius, kaip keisis kūrybinės dalies svarba reklamoje? Įdomi mintis. Ar agentūrų ir verslų dėmesys turės dar labiau krypti į tą unikalią, paveikią žinutę, į tą kūrybinę aspektą, paliekant visą techninį optimizavimą mašinoms? Tai klausimas, į kurį, manau, atsakymų dar tik ieškosime artimiausioje ateityje.